Labą dieną. Ar galim pakalbinti Žemaitijos jaunimą? Iš kur esate? Iš kur? Iš Kretingos. O tai saviškė, kaip ne? Praleisti mašiną. Praleisti mašiną, jo, tai pravažiuoja. Aš noriu pakalbėti, kaip jaunimas gyvena ir ko jaunimas nori šiandien. Kad būtų geriau jo. Iš kogi? Nu, kuo jūs vardu? Tadas. Jūs? Gvidas. Taip? Gvidas. Jūs? Ieva. Agnė. Jūs esate iš Kretingos, jo? Aš iš Telšių. Iš Telšių čia visi savė. Aš irgi, man tėviškė Mostis taip pat, aš gimiau senai labai, neatsimenu jau. Noriu paklausti jūs, kam visi krūvo gerai, prieš saulę va. Čia labai geras vaizdelis yra. Prie valtelės va, kaip tik labai fainai. Aš jums duosiu po vizitinį kortelę, kai mūtų aišku, su komis bendrauja. Ačiū. Ir kas tam dar negavo? Ačiū, dvi. Jums vieną. Galim. Tris turiu. Aha. Aš dar jums galiu dar. Ne. Turėkit. Aš turėjau spalvotą kažko tai. Spalvotą. Žinai. Neškite turbūt. Duosiu vieną. Ačiū angliškai yra. Praeitą kartą pravažiavom iš Turkijos. Šitai. Tai jaunimas. Gali papasakoti, ko jūs norite dabar iš Lietuvos valdžios. Matėmėsme. Aš mitinguosiu, aš vadovauju pasaulio lietuvių streikui. Mitinguosimės Vilniuje prie vyriausybės prie Seimo. Norim sugrąžinti milijoną išeiviją. Sunkus atvejis yra, panašu į utopiją, bet bandysim. Mes patys išeiviai. Va. Atostogaujam. Va. Iš kur jūs esate dabar? Iš Liverpoolio. Iš Liverpoolio. Och tai. Va taip, ar turi draugų, taip bent. Jūs visi? Ne, tik mes. Jūs dviese, jo? Bet jūs tai galvojate išbėgti, jo? Ne, mes. O, matai, va čia va gerai. Tai gerai. Kodėl jūs išbėgote? Ar darbo nėra, ar teisybės, dėl ko maždaug? Darbo ir yra, bet Maža moka. gerai apmoko mane. Teisingai. Bandėm grįžti. Buvom grįžę porą mėnesių. O jūs būtent ką baigėt, ar mokotės? Baigėm viską. Baigėt? Mes viską baigėm. Tokie jauni, o ką baigėt? Ne tokie jau Ai, jauni. ne, mokyklą baigėm. O Profesija. Tadas baigė profesinę mokyklą. Santechniką. Santechnikai. Nu, mat, tam aš irgi savo laiku baigiau Vyšnių aukštąją. Buvo techninė, buvo savo laiku, taip. Tai jūs dabar grįžti Lietuvą negalvojat, jo? Ne. Nelabai. A jūs? Ne. Jūs ten vienas kartu Liverpool'e, jo? Ir negalvojat, o kaip kiti jums teikęs jaunimas kitur yra? Ar teigiama, neigiama Lietuvą? Kokios problemas yra? Ne vien tai, reiškia, pinigai, kas nors dar galbūt teisingumo nėra? Prisimeni buvo, kai mes grįžom, pažiūrėjau, registruotis nelabai, tai galim čia. Nes jeigu mes nuomojamės iš ko nors būtą, mes negalim prie jo prisiregistruoti, nes Lietuvoje? Jo, Lietuvoje, nes nuomotojai nenori deklaruoti kitus Jo, žmonės. jis nori nalievą. Ir mes gaunam kaip neregistruoti Lietuvoje. Supratau. Tokia va, minusas yra. O kaip aplamai, jaunimas skriaudžia Lietuvą valdžią, ar kaip? Manau, Turi kalbėti, matot, mano partija yra, man televizija yra antikorupcinė, prieš valdžią, prieš prokurorus, prieš teisėjus, atvirai prieš Seimą. Mes einam prieš plauką, labai esam nepopuliarūs, bet atvirai einam. Nu, kaip jūs galbūt, ko reikėtų jaunimui, kad grįžtų namo? Arba čia dirbtų Lietuvoje, Žemaitijai, Aukštaitijai? Ko reikėtų? Manau, Kažkaip asmeniškai, reiktų daugiau šansų duoti, manau, kad labai išsikelia didelės, labai tarkim, ieškai darbo reikalavimus. labai sunku rasti, nes jie nori patyrusi labai, o tarkim, Jo. kaip tu gausi tą Kaip tu patirtį, jeigu patirsi? nepriema. Tai labai teisingai, labai teisingai. O jeigu dirbti už minimumą, labai sunku yra išsinuomoti Sunku, kažką, išsilaikyti. išlaikyti, mokesčius mokėti, Šeimą šildymą mokėti. kažkaip net baisu kurti kažką. Aš jūs suprantu, kadangi aš pirmasis Tarybų sąjungoje Lietuvoje pastačiau privačią gamyklą Klaipėdoje, vadinasi, tarptautinė išradimo dygimo gamykla. Turėjau apie 500 darbuotojų, man daug maž davė iš kalėjimo, tai laikai būdavo, jo. Tai tas problemas jūs puikiai žinau. Tai jūs dabar negalvojat Lietuvą grįžti daug metų, jo? Nu, ne. Nu kažkaip nemastom. Ir Kol kodėl, kas viskas gerai mums tam, tai ne. įsivaizduoju, daug draugų ten turiu. Aš neužilgo atvyksiu į Angliją, Norvegiją, Airiją, Dubliną, taip pat paimti interviu ir grąžinti, nors mintį į Lietuvą pradžiai. Tai jūs negalvojat grįžti, jo? Ką galite palinkėti Lietuvos valdžiai? Proto.
Čia teisingai, mes prieisim prie mergaitės, o dabar... Lietuvos valdžiai reiktų jaunų žmonių labiau, kad skleistų idėjas, Pačiai valdžiai jaunų žmonių. kad atstovautų jaunimą labiau. Bet- Gan tai sklinka, kad jaunas žmogus ateina tave nusodinti Seime. Jo. Nes neleid tau reikštis, jie senieji neleid visiškai reikštis. Reiktų keisti iš šaknų visą valdžią. Daug reikėtų. Va, Keisti. tavo tamsta, ką mes sudarysim dabar? Aš pašiau 3 pareiškimus savo partijos vardu, Žemaitijos prezidento, parlamento, negavo leidimo. Jie bijo. Vadinasi, Aero Maidanėlis numeris 2. O kaip Kyjeve, man žmona yra iš Kyjevo, tai aš jau važiavau, apsižiūrėjau, kaip yra, bet pažadam be karo, reiškia, bet aštriai labai. O jūs nemanote, kad Seime ir vyriausybėje sėdi tokie dėdės brežneviniai, Brežnevo laikų tokie senbeždžiai, kurie nemąsto visiškai nieko. Komunistai, tokie konservatoriai, kaip jūs galvojat, ką reikėtų? Man ten iš viso yra cirks, ten jie labiau su savim pykstas savo, ne Jo. kad kažką Jo, normalaus tarp sugalvoja. savęs labai pykstas. Ar pastebėjai, darbo kodeksas varsto vos ne metus. Prie naujo, prie seno pradėjai, prie naujo dabar užbaigė. Kodeksą, tai koks šis persėjimas yra? Labai ilgai jo toks dalykas tvarka tikrai neturėtų tai būti. Supratau, dabar aš einu prie antro jaunimo galo. Va čia, kol valtis stovi čia, viskas gerai. Čia, eis paplaukit po ežerą. Gerai, protingai. Nu, taigi dabar, kur jūs dabar gyvenat? Kretingoj? Klaipėdai gyvenu. Klaipėdoj. Aha. Ir bėgt negalvojat. Ne, buvom bandę, bet nelabai kas pavyko, tai čia... Galbūt dėl kalbos galbūt. Ne, kalba, viskas gerai su kalba. Šiaip, Matyt, nelemta buvo. Gal netinka jų angliškas mentalitetas, skupumas. Ir tokie biškia žagarus yra anglai, ne? Ne, nu taip gavos, grįžom ir viskas. Jūs kalbėkit žemaitiškai, jums labai tinka žemaitiškai. Mokat, nebijokit. Aš jau nebemoku, bet aš kažkaip atvirai. Vat man reikėtų išmokti iš naujo. Aš tai gimiau čia pat netoli, čia pa jau Kolūky gyvenau, dirbau kaime. Sakytamsta, jūs kaip siejat Lietuvos ateitį? Ar darbas, ar gamyba, ar kokia maždaug profesija, kokia sfera? Aš dirbu pagal specialybę savo. Jūs dirbat? Jo, aš audite dirbu. O, su jumis Dabar dirbau, dabar išeinu į kitą įmonę dirbti. Žinoma, pavojingai bendrauti. Va, tokių jaunų Lietuvos valdžia bijo. Nu, bet kaip sakau, aš tik per pažįstams irgi įsidarbinau. Taip. Nes kitaip aš nebūčiau įsidarbinęs. Aš tęsiu jūsų mintį. Aš ko reikalauju vyriausybės prezidento Seimo. Į Vilniaus vyriausybę valdžią papuolė tik tai Vilniečiai, Kauniečiai, o kur Žemaitija, ne? Taip. Štai kad suko nėra. Tai čia yra korupcija, aukščiausio lygio. Vis pasakot pablato, kito kelio nėra. Viso gero, viskas gerai. Reiškia, sakytams, tai kaip jūs galvojate, ko reikėtų Lietuvai Žemaitijai, kad būtų gyvenimas geresnis? Vienimas kuo geresnis. Iš tikrųjų, aš taip sakys, Seimo aš nesidomiu. Nu, aš tik, kas ir naujesnis sprendimai, dar aš nepažįstu Seimo, man neįdomus yra. Tik kas pasikeitimai nauji vyks ir tiek klausaus, o man neaktualu jie yra. Nu, Bet aš siūliau, mane nušvilpė, aišku, aš siūliau jaunimą, daugumai Seimą, jaunimą į vyriausybę. Nes mus Brežnevai yra sena mąstom, nesupranti visiškai nieko, savi žiūrė. nu kad ir tą jauną žmogų priimt, nu ir kas jį nusodins staigiai. Ne, reikia daugumos Aišku, kaip... tą patį visą, čia nepakeisi nieko čia jau. Kaip nepakeisi, palaukit, žiūrėk per televiziją dabar, 16 birželio. Aš būsiu prie Seimo vyriausybės ir vieno ministro aplinkos, o 22 būsiu prie generalinio prokuroro ir prezidentūros. Mūsų prezidentė yra, aš parodau atvirai, nulis. Televizija, žiūrovom pasaulio, kad nulis yra. Jie mūsų visiškai negina. Prie mūsų prezidentės išbėgo lauk apie milijonus gyventojų. Kas čia per prezidentė? Tai taip gali visi Šiaip į prezidentas ir tais simboliškai. simbolinis, nes ne visur beveik valstybės ir simbolikais, daugumoje. Bet jis sapnuoja, kad mūsų Rusija puola, mūsų tiks nepuola, pinigus plauna, kaip jūs galvojate, kas čia yra? Niekas mūsų nepuola ir nepuola. Jo, bet mes esame bėdini, nereikalingi. Taigi gerai, jūs būsit kas ateity, jūs būtent gamybai, statybai? Aš šešėlį dirbu, tai nes kitaip neįmanoma. Supratau, nu taip, viskas normalu. Taigi, kaip jūs galvojate, dabar aš vakar parvažiavau iš Turkijos, iš pasimatymų dalykinį, jo, ir žiūriu televiziją. Iš Lietuvos bėga verslininkai, daro kompanijas Estijai, reiškia dėl mokesčių. Kaip jūs galvojate, kas čia yra? Ar smegenų nėra Seimui, ar vyriausybei? Ko čia trūksta? Lengvesnis gal sąlygos tiesiog. Aš manau, yra normali mokesčių inspekcija. Aš provokuoju, jūs noriu išpešti. Kiek žinau, labai sunku pradėti tą yra verslą čia.
kiek girdėjau, o kitos Mokesčiai šalyse be žymiai paprasčiau. didelių. Taip. Lietuva dabar yra faktiškai policinė valstybė. Baudos. Nu kągi, jaunimas, aš labai atsiprašau už narvo sutrukdymą. Aš jūs įdėsiu, nu galbūt jau rytoj po pietų. Matysit, man telefonas viskas yra ir kartu atsisveikinu. Ir jums linkiu sėkmės, nepamiršti Lietuvos ir Žemaitijos. Viso. Čia yra paukštis, kovojantis prieš korupciją, prieš prokuroro teisėjų korupciją, prieš savivaldybių pareigūnus, kurie vadė, jisai kopti paima ir suvalgo, be problemos. Čia iš kuršių nerijos. Labai geras paukštis, nebijo, dresiruotas yra prieš korupciją, atskrenda bet kur ir paima, ir suėda korumpuotą pareigūną. No problem. Opa. Nu, vперед. Ай-яй-яй, корморан, давай, skrisk į Vilnių, Seimą, skrisk į Seimą, tvarką įvesi. Viską. O jis problemas. Ponai, linkėjimai nuo Žemaitijos visuomenės parlamento ir antikorupcinės partijas. Mes rengiame pasaulį lietuvių streiką kitąmet. Prašom įeiti į mūsų saitą, tinklapį www.antikorupcinis streikas.lt. Teisingai sakiau? Teisingai.